Rugpjūčio 6. Priešinkitės velniui ir jis bėgs nuo jūsų. Jokūbo knyga 4 skyrius 7 eilutė. Jeigu griežtai atmetame nuo savęs visokius gundymus, tai didėja mūsų charakterio jėga, kuri reikalinga ne tik dabar, bet ir atėjus vėlesniems gundymams. Taip darydami mes ardome mūsų priešininko sumanymus, kuris matydamas mūsų griežtumą ir atkaklumą gerai žino, kad būtų netikslingos kokios nors diskusijos tuo reikalu su asmenimis, turinčiais stiprius įsitikinimus ir charakterius. Bet jeigu mes su juo vestume derybas, pasekmės, be abejo, būtų naudingos priešininkui, o mums pavojingos, nes būtume įtikinti jo argumentais, kadangi, kaip pareiškė apaštalas, šėtonas yra klastingas priešininkas, tačiau mums nėra nežinomi jo kėslai. Greitas ir griežtas paklusnumas viešpaties žodžiui ir jo dvasiai yra vienintelis saugus elgesio būdas visiems broliams. Šėtono veikla prieš mus yra ne vien tik gynybinė, bet ir puolamoji. Jo puolimas yra klastingas, staigus, aštrus ir ištvermingas. Todėl reikia jį atstumti energingai. Turime atremti jį budėjimu, malda, tikėjimu mūsų ginklais, pergalės viltimi, noru jį nugalėti, atkakliu pasiryžimu nugalėti, veikdami prieš jį, atitraukdami mūsų jausmus nuo blogio, vengdami blogio, nukreipdami nuo jo savo dėmesį, pakeisdami blogį jam priešingų gėrių, apribodami blogį kitokiu gėriu, kuris nėra jam priešingas ir darydami mūsų širdis ir protus neprieinamai šėtono atakoms. Toks ištvermingas pasipriešinimas nugalės jį ir privers jį gėdingai pabėgti. Klausimai: ar šią savaitę pasipriešinau velniui? Kaip, kas padėjo, kas trukdė? Kokios buvo pasekmės? Priešinkitės velniui ir jis bėgs nuo jūsų. Jokūbo knyga 4 skyrius 7 eilutė.